Sveiki mūsų žiūrovai, sveikinamės iš laukų. Pradėjom darbus. Arima čia biški taip kreivai išėjo, medžiai pamaišė. Gavosi kaip, negražiai kalbant, sisiuojant. Ne, gražiau pasakysim. Ruošiam žemės sėjai. Matas biški kitoks, aišku, negu buvo prieš tai. Ten sklypo valymas, šaknų, ne šaknų, medžių rovimas. Tai šio vaizdo įrašų medžiagoj matysim mūsų darbą laukuose. Kad visiems sėkmės ir judam. Kiek laužų, kaip rykščiuoja aplink. Tarp laužų, tarp beržų, tu mane prisimink. Tarp laužų, tarp beržų, tu mane prisimink. Prie kiekvieno buvau pasėdėjęs kadais. Su draugais dainavau ir mąsčiau su draugais. Nuo kiekvieno širdį kaip pirštelę nešu. O mane ar girdi, prie laužų, prie beržų. O mane ar girdi. Pavasario švelnius garsus kartoju. Gyvenimo palikti aš nenoriu. Pavasariniai žiedai, tai saulės ir lietaus vaikai. Ramybė, džiaugsmas, ten negasta amžinai. Pavasariniai žiedai, juos dovanoju tau. Tik tai ir lyg lopšys siūbuoju laimę tolumoj. Aš nežinau, kad duos žmogau palaimą dangaus. Gal soda meilės amžinos, gal baimė.
baimės tylios. Na štai sekanti diena, gal jau trečia diena eina pas mus, pradėjom sėją, laikas spaudžia, o bet nieko varom su daugų mūsų, su sėjama 10 metrų, metrų turim ėstinai, patenkinti esam, aišku, tik tai biškį reikia pridėti darbo, biškį paremontuot, bet čia jau rudenį paliksim tą darbą. Čia mes turim 15, su visari 15 arų, sėjam avižas. Diena. Na štai, baigiam vieną lauką, judam dabar prie kito lauko. Šitas bus didesnis, 4,6 hektaro. Užsipylėm sėjamąją ir važiuojam. Ir dabar aš sėsiu, o tėvas attemps prikabykę su avižom. Darbas juda, ačiū Dievui už saulę, už gerą orą. Kaip matom, tai kad važiuojam. Na štai biškį sustojam, kadangi nesisuka šitas įtempėjas. Tai vat bandysiu, nes buvo sustojęs netgi ratas. Tai vat žiūriu, kad jisai nejuda, čia biškį patrinta. Tai bandysiu išjudinti. Na štai, neišėjo išardyti, bet pažaidžius kažkur tai 15 minučių su stebuklingu purškikliu ir mes turim, sukasi gražiai. Dabar jau nestabdys, galim važiuoti ir dirbti toliau. Kaip matom. Tai čia randasi. Galim dabar prisukinėjom ir važiuojam. Štai, koks įdomus įvykis. Aišku, gal ne įvykis, čia savaime aišku, kad technika genda, iškrito, nutraukęs, tiksliau išlindo. O tai va, pakeliau sėjamąją, žiūriu, kad šonų keliasi. Atėjęs nesupratau, viskas sveika, čia ausis ta sveika yra, ir pirštas va tai va stovi. Tai pasisekė, labai pasisekė, kad neiškrito, atsikabino ir atgal įlindo. Kad toks įdomus įvykis. Na štai, baigiam jau šio sezono sėją, šio pavasario darbus. Lauksim vasaros ir kitų darbų. Visiems kuo geriausios ir maloniausios kloties.